Grįžtame į studiją tiesiai į rubriką Knyginėjimai trumpai, kur šį kartą sulaukėme išties labai ypatingos viešnios kino aktorės, rašytojas Gražinos Baikštytės, kuri šiandien mums pristatys savo pačios autobiografinę knygą Jaunystė – gražiausi gyvenimo metai. Sveiki, gerbiama Gražina. Labas. Tai gal nuo to ir pradėkime, kaip jūs šiandien jaučiatės apskritai, galėdama pristatyti tokią retrospektyvą į savo pačios praeitus gyvenimo metus. Kaip jaučiuosi. Gal labiau buvo, kai aš nutariau rašyti autobiografiją, daugiau to jaudulio buvo, nes aš abejonių buvo. Aš visą laiką sakiau, kad jau koko autobiografijos tikrai nerašysiu niekada. Oho. Kad man daug geriau patikdavo būti už kadro, kalbinti kitus ir tos kitos mano knygos apie Rimą Tuminą ir mūsų teatro aktorius ir apie Šarūną Bartą. Tai aš kalbindavau kitus ir pati likdavau taip liktai už kadro, nors vykdavo dialogai, aš kalbindavau ir, reiškia, kalbėdavomės ir iš to gimdavo knygos. O čia reikėjo, ryžausi visgi, kad galvoju, laikas eina, turiu sukaupus daug įdomaus per savo gyvenimą ir kodėlgi tą neparašius, kada, jeigu ne dabar. O ar buvo kas nors, ar žmogus, ar kažkoks įvykis, detalė, kas labiausiai paskatino jūs, ir privedė prie to, kad vis tik ta knyga dabar čia prieš mūsų akis? Tai gal labiausiai tas, kad aš, ne tai, kad aš viena pati pasakojau, aš kalbinau savo jaunystės draugus. Tai per juos aš atskleidžiau laikmečius, ten ir Kauno periodą, ir vėliau studijų metai. Žodžiu, gyvenau ilgą gyvenimą, tai ir tas mano gyvenimas, didžioji dalis buvo sovietmečių, tai irgi nebuvo taip paprasta. Ir dar mokiausi kinematografijos institute Maskvoje, tai tikrai buvo sudėtinga viskas, tai aš tą viską ir aprašiau. O kaip sakiau, kad per draugus, tai būtent man tai buvo, kaip sakyti, ne tai, kad palengvino mano situaciją, bet ir buvo man pačiai įdomu labai pakalbinti ten Kauno periodo, ten pavyzdžiui, Vytenis Pauliukaitis, mano buvo geras draugas, Dalia Storik. O susitikom tai dabar man rašant knygą ir kartu prisiminėm, kaip ten buvo tada. Ir ta prasme, tą periodą atskleidžiau aš per savo draugus ir jie apie mane taip pat prisiminė. Man nereikėjo apie save rašyti nei gerai, nei blogai, o daug lengviau ir kažkaip tai maloniau, kai kiti pasako, nebūtinai tik tai komplimentus. Čia įdomioji dalis kartais būna, kai išdrįsta artimieji draugai pasakyti ir tai, kas yra realybė, kaip yra iš tiesų ir nebūtinai iš gerosios pusės, bet štai visokių momentų būna pasitaiko. Kad ir kažkoks įvykis jaunystės ar ką, tai skirtingai prisimenam tą. Ne tai, kad ten kas nors buvo labai blogo, bet ten mano jaunystės draugai vienaip prisimena, o man atrodo kitaip. Tai mes ir kalbėdavomės. Dabar konkrečių pavyzdžių man sunku pasakyti, bet taip. Taip, aš ir girdžiu, kad iš tiesų čia yra ne tik jūsų autobiografija, bet ir toks labai vertingas istorinis veikalas, tarsi atspindintis to meto visą tą dvasią, kultūrinę dvasią, socialinę, jeigu teisingai suprantu, jūs kažkaip labai stipriai per tą ėjot ir jūs taip pat čia žinau, kad turite nemažai įkėlusi įdėjusi kadrų iš fotogalerijos, ir labai įdomu, kaip atsirinkote, nes įsivaizduoju, kad tikrai labai labai daug nuotraukų buvo, ar ne, ir turite visur pas save, turbūt archyvuose. Ar nesudėtinga buvo atsirinkti tam tikrus kadrus, kuriuos norėtųsi parodyti visiems viešai? Vienas dalykas, tai mes su fotografė Vaiva Abromaitytė darėm specialiai fotosesijas šitai knygai su mano draugais.
su kiekvienu aš susitikdavau pakalbėti, o kitą kartą susitikdavom, darydavom fotosesijas ir su Vyteniu Pauliukaičiu, ir su Dalia Storik, ir su Raimondu Banioniu, su Puipa, su kuriuo Vygike mokėmės, ir su to pačiu Banioniu. Po to ten Vilniaus periodas, reiškia, po mokyklos, tai, nu, toks, kai aš jau grįžau į Vilnių, atvažiavau iš Kauno, tai eidavau klausyti džiazo muzikos į Neringą, tai Tarasovo, būgnininko Tarasovo Vladimiro grojimo, arba bendraudavau su Aleksandra Jacovskytė, dailininkė, kuri bohema, aš tai ne bohema, bet man, nu, buvo įdomu irgi pabūt toj bohemoj, nors kažkiek taip, vėlgi stebėtojo gal daugiau vaidmenį. Tai va taip, reiškia, tai būtent, kaip sakiau, kad toj knygoj apimta daug labai, nes nugyvenau jau nemažai, tai periodas ir jaunystės, ir mokslai Maskvoje, ir bohema, reiškia, ta Vilniaus, žodžiu, per tos savo jaunystės draugus ir tuos laikmečius. Tai va tas man buvo įdomiausia ir atskleisti ne tik tai, nu, apie save, o būtent kokiam laikė mes gyvenom ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Tai... Ir jeigu dabar reikėtų taip visiškai apibendrinti, kas jums jaunystėje gražiausia? Aš žinau atsakymą. Gražiausia yra tai, kaip aš jau knygoje rašiau, net ne meilės ten kažkokios ten, ar kad tu jaunas, nu, labai gerai, kai esi jaunas. Bet man visgi geriausiai, labiausiai patiko jaunystėje tas, kad žinojimas, kad dar visko bus, viskas dar prieš akį, ta viltis, reiškia, kad nutiks daug, ko nebūtinai tik gero, bet aš pasiruošus viską priimti ir ta viltis būtent, nu, žinojimas, kad dar bus, o dabar jau to, nu, dar kažkas tai bus, bet jau netiek, jau tai tos vilties jau mažiau, jinai yra, bet jau, nu, ne tokia kaip jaunystė, reikia pripažinti tikrai. Jūsų ir knyga vadinasi būtent jaunystė, gražiausi gyvenimo metai. O ar buvo ten, na, jau girdėjau šiek tiek, kad kiek tokių ir nebūtinai negatyvų, bet galbūt kritikos jūsų pusė buvo, o ar galima būtų surasti kažkokių, na, nebūtinai ir pozityvių įvykių tame, ar stengiatės, na, kažkaip vis tiek užfiksuoti tik tai, kas malonu pačiai širdžiai, būtų smagu skaityti, gera perteikti kitiems, ar yra ir tokių įvykių čia atskleista, na, kur niekur gal anksčiau nepasakojate, galbūt nebūtinai tai yra tokie pozityvūs ir šviesus? Nu, aš šiaip iš esmės esu pozityvus žmogus ir optimistas. Tai, o ten kažkokiu tai nagrinėti neigiamų dalykų, nu tai pats toks turbūt sunkiausia, aš jau paminėjau, kad mes gyvenam, aš gyvenau ir kiti sovietmečių, tai vat apie tai aš irgi rašiau. Kaip visgi, nors mes tuo metu apie tai negalvojam, tiesiog gyveni ir tiek, pasirinkimo neturėjomgi, bet mes stengiamės sužinot, kas vyksta pasaulyje, ten, reiškia, per Kaune Lenkų televiziją žiūrėdavom arba pirkdavom žurnalus kažkokius tai apie meną, apie aktorius tenai, tai nebuvom, kad užsisklendę, bet stengiamės sužinoti ir aišku, tas supratimas, nu, netgi kai aš mokiaus Maskvoje, ten daug labai suvažiavę buvo iš viso pasaulio studentai, nu, mano kursas, nu, tai aš buvo viena iš Čekė buvo ir, reiškia, aš lietuvaitė, nu, dvi užsienietės, kaip sakoma. Tai tikrai galiu pasakyti, kad mes skiriamės savo mąstymu, savo supratimu, skiriamės iš tų, reiškia, rusakalbių kurso draugų, mes tikrai skiriamės. Nu, tai nežinau, ką aš čia atsakiau. Tiesiog ai, kad neigiami. Nu, tai va, tai čia toks, va, nu, neigiamas, bet šiaip tai aš ten, nu, nelinkus netgi, kai apie kitus rašydavau, ten
knaisiotis kažkokiuose pikantiškose tenai. Dramose. Ne. Tam yra geltonoji spauda, tegul jie ir daro tą. Aš tiesiog niekad to nedariau, nedarysiu ir man tai neįdomu. Dar norėčiau apie patį procesą jūsų paklausti, kaip viskas vyko, per kiek laiko sudėjote tuos prisiminimus ir ar iškart žinojote maždaug, kas ten privalo atsidurti? Ar procese iš kažkur ten atsiminimų užkaborių pradėjo lysti tam tikri momentai, tam tikros detalės, kur būtinai norėjosi taip pat įtraukti? Aš esu krapštukė. Aš, ne taip greitai man viskas vyksta su knygų rašymais. Tai knyga parašyta ne tai, kad atsisėdai ir rašai. Tai dar pasiruošimas, reiškia, ir tie kalbinau savo draugus, viską, tai reikia išsišifruoti. Vis tiek dar su jais susitikti. Ir laiką, kad atrastų ten viską. Po to sėdi su diktofonu šifruojas tekstą, ir po to redaguoji pati save. Reiškia, taip, kad darbo buvo tikrai nemažai. Ir, taip maždaug kokiu 2 metus, tai tikrai aš dirbau prie šitos knygos, dar fotosesijos irgi buvo atskiros. Tai 2 metus taip, maždaug taip. Bet man taip visada gaunasi. Su knygom aš jų nekepu kaip blynų ir ilgai dirbu, taip. Noris ir tas vis tiek išliekamosios vertės, o čia daug buvo ką sudėti, tai nėra kažkoks romanėlis, tai yra prisiminimai, autobiografija. Romanai irgi, taip, gali įsižeisti tie, kurie yra romanėlis. Bet čia jau reikia rinkti, čia jau toks kitas truputį darbas. Ir pabaigai labai noris irgi paklausti jūsų, o ko savo palinkėtumėte dabar tai jaunai 20-metei Gražinai? Ko palinkėčiau? Gal patartumėt ką nors, gal norėtumėt kokią žinutę perduoti jai? Palinkėčiau daugiau išminties, kad ten turėtų tada, taigi nebuvo tos išminties, tai buvo toks, jaunatviškas polėkis, inspiruotas labiau emocijom, o ne ten protų, ten galvat, o dabar aš jau kitokia, jau ta prasme, kad gyvenimo patirtis jau kalba ir tai norėčiau, kad ta jaunoji Gražina labiau pasikliautų daugiau protų, ne tik tai jausmais. Ačiū labai Jums už pokalbį, gerbiama Gražina. Tikrai labai gera Jūs čia turėti mūsų studijoje. Dėkui Jums.